Na, pažiūrim, kaip čia viskas atrodys. Aš šiaip šiuo metu ant bunkerio esu. Čia tipo. Supratot? Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros. Amén. Oh, ¿qué será, que andas buscando? Nu, kaip atrodo taip, ką čia jau išsidirbinėsi. Sėsti tiesiog ir pasakot jum. Nu, gal neišlius čia kas nors. Aš tikiuosi labai, kad nieko čia kokio benamio nėra. Tikiuosi, manęs mane apgins, bet istorija byloja, kad patikėkit manim, niekam labiau nerūpi negu šitam šuniui, kad kažkas mane puola. Irgi papasakosiu. Tai nežinau net, nuo ko pradėt tradiciškai, bet gal tiesiog įvardinkim pirmąjį dramblį kambario. tą didelį milžinišką dramblį. Ta, kad aš mėnesį laiko nieko nekėliau. Tai yra tiesa, aš tikrai mėnesį laiko beveik nieko nekėliau. Ir jeigu pastebėt, praeitam vlogę neįvardijau, kada mes susitiksim, ir dariau tai visai suprasdama, ką aš darau, netyčia taip nutiko. Tai, žodžiu, kai pradėjau vlogus daryti, o idėją šitą vloginti jau turėjau labai seniai, aš jau vieną kartą bandžiau vloginti prieš kokius 2-3 metus, bet kas nutinka, tai įsikeli savo didelius lūkesčius, kažkokį susigalvoji savo galvoje ritmą, dažnį, kurio negali išlaikyti dėl milijono priežasčių. Ir tada reikia rinktis, tada reikia labai išsidėlioti prioritetus, vat kas man yra svarbiau. Ar man svarbiau yra vlogai, YouTube'as ir kontentas, kas yra mano, šalia mano visų darbų eina, ar man mano darbai, kuriuos šiaip aš dirbu, už kuriuos man pinigus moka, yra svarbiau. Prieš pradėdama, labai aš ilgai vengiau, labai ilgai aš atidėliojau šitą vloginimą. Ir tai buvo todėl, kad aš labai bijojau, kad nesugebėsiu to ritmą išlaikyti. Tai pastoviai išlaikyti tokį, kad šalia tu... Oh, sorry. Nice. I'm so sorry. Everything is okay. No, nice. Sorry, she's not angry. It's okay, sorry. Sorry. Nice, atsisės. Tai gerai, tai visgi gyvena čia kažkas. Atsisės. Tai net nežinau dabar, ką čia daryti. Draugiškas pasirodė, ką padarysi. Kadangi prieš metus laiko nusprendžiau baigti savo full-time influencerio karjerą ir persikvalifikuoti, jeigu taip galima pasakyti, biškai kitas sritis, tai visas tas socialinių medijų dalykas, visi video, turinys, Instagram'e, TikTok'e man yra kažkas, ką aš darau, kai man lieka laisvo laiko ir kai aš esu pailsėjus. Ir tiesiog susitariau su savim, pažadėjau savo, kad aš tai pradedu daryti su viena sąlyga, kad aš tai darysiu pilnai pailsėjusi ir tokiu tampu, kokiu aš noriu daryti. O jeigu man nepatiks, aš per sekundę viską nutrauksiu ir tikrai netęsiu. Sakykim taip, kad taip ir yra. Bet džiaugiuosi, kad grįžau ir prisėdu, šiaip biškį reikėjo pasigalinėti su savim, kad prisėsčiau ir filmuoju jum videką. Dabar, kaip matot, sėdžiu čia ant akmens. Turėtų šitas akmuo Afrikoje būti. Deja, jis yra Ispanijoje vis dar. Ir aš esu vis dar Ispanijoje. O kodėl? O todėl, kad neįleidau į Afriką. Bet žodžiu. Viską nuo pradžių. Paskutinės dienos atrodė labai įvairiai. Pirmiausia, tai po naujų metų iš Ispanijos pasiekiau Portugaliją ir atsiėmiau savo vairuotojo pažymėjimą. Linkėjimai Arnui, išskanus žmogus, nes jeigu ne jisai, tai aš tiesiog nežinau, ką aš būčiau daręs. Jis man atvežė mano vairuotojo pažymėjimą, aš naują pasigaminau. Tokie reikalai, dabar pagaliau vairuoju teisėtai. Nauji metai man prasidėjo Ispanijoje ir pavyko pasiekti Portugaliją galiausiai po keletos dienų. Kažkaip neskubėjau, tokiam flow buvau ir tada biškį kalendorių pasižiūrėjau ir supratau, kad
Jau beveik kiek laiko praėjo, dar reikia šunim dokumentų sutvarkyti. Apie 10 dienų skaičiavau, kad tai užtruks. Bebūnant Portugalijoje, paskaičiavau, kad manoma čia dar pabūti toj Portugalijoje, pasurfinti, bet tiesiog tada labai rizikuoju, kad jeigu bent kažkas su šunų dokumentais bus negerai, aš galimai teks užstrikti čia apie 1,5 mėnesio šitoje Ispanijoje. Šitą kaip nujausdama pasakiau ir realiai per naktį nuo Lisabonos iki Tarifos atvažiavom. Tai kažkaip per paskutinės savaitės tikrai nieko labai įspūdingo nenutiko. Viskas vyksta taip. Surfini, žygiuoji, dirbi. Surfini, žygiuoji, dirbi. Su dvirku pavažiuoji. Šunis paganai. Ananaisė būk gera, ateik. Žengėm, nes sušalsiu. Dabar smagioji dalis, nes esu pažadėjus kažkada parodyti, kaip čia viskas atrodo ir kokių fintų čia yra apart mūsės šitos, kur čia visur skraidom. Nu tai pradėkim. Pradžia kukli, tai durys, kurios yra tapusios galerija. Tai čia kūčių vakaras ir čia kliuojam visokius šudeliukus, kuriuos pakeliui pavyksta gauti. Čia yra iš Monako šokoladukas, man atrodo kažkoks buvo Andora, čia kažkas Austrijoje, slidinėjimo pasas Dolomituose, svarbiausias dalykas čia. Tai vat čia užsipildys kažkada. Toks vat durys tai paprastos. Nėra čia automatinių. Paprastai viskas gražiai veikia. Nu tai gal čia jaučiu šviesos reikės. O šviesos yra. Čia yra toks touch dalykas. Žodžiu, dabar vat laikau aš ir nieko nevyksta. Laikau vat ir sumažėja šviesos ryškumas. Iki minimalaus tokį naktį naudoji. Gali išjungti ir vėl prilėti, gali pasididinti viską. Šiek tiek įdomybės, kas čia yra, rodo talpą. Pavyzdžiui, iš saulės yra prikrauta 50%. Pačio veno akumas 75%, vandens yra 50%. Čia yra elektros pajungimas, čia yra vandens siurblys. Oi, ne tą paspaudžiau. Vandens siurblys. Čia galima įsijungti ir nuo 12 vatų, nežinau tikslaus pavadinimo, pasikrauna viskas, ko reikia, bet jeigu norisi naudoti rozetės, kurios taip pat čia yra, reikės pavasti šitą ir tada pasimaitina viskas. Čia viršuje reguliuojasi šildymas. Čia yra vidaus prišilimas ir kuris reguliuojasi nuo 1 iki 5. Šiaip labai stipriai prišildo prie -10 su, nežinau, su gal ant 2 nustatytų miegoti teko ir tikrai labai šilta buvo, tik tai reikia, kad drėgmės neprisikauptų, bet čia labai easy biškį tenais prasidarai ir va čia vat yra Max fanas irgi prasidaro. Tada čia kartu šyla ir vanduo, o čia grinai tik tai vandenį prišildo. Tarp kitko, aš dabar šildausi, nes eisiu galvą plauti. Gyvenamasis plotas kuklus, labai čia kažko nėra. Čia visur yra vietos daiktams, čia visur vietos yra daiktams, ten apačioj irgi iki pat galo vietos daiktams. Kadangi dabar kemperyje karaliauju viena, tai mano kukli lovelė čia gaunasi kaip sofa. Aišku, jeigu pasikloji lovą ir čia šitą nusijami lentas, gaunasi tada 2 sofos ir ten stalas yra, bet aš jo neišsitraukiu, nes mano stalas, kai aš va taip viena būnu, o taip atrodo, aš ten atsisėdu, kojas nuleidžiu ir darbuojas nebereikia, tada šitą stalą pasidedu, šiaip iš tikrųjų žiauriai patogu. Čia matot ananasę, kurią vakar maudyti reikėjo, nes jinai taip susmirda. Taip, susmirda. Ir kaip matot, dabar biškį miegojo. Taip, miegok sulki. O čia kitas žvėrelis, kuris guolį miega ir nieko kito neįleidžia. Ir jeigu ananasė bando ateiti guolį urzgia,
Taip, niniukai, taip, voverytė. Tai va čia apačioj tenais iki pat galo yra labai daug vietos ir guolis įtiestas. Tai va, tokie reikalai. Žodžiu, čia va tokie minkštumai. Nežinau, ar matėt, bet ananasė puolė musė. Tokie minkštumai užsideda į šitą pusę kaip atlošą, šitos lentos nusijama ir tiesiog čia gaunasi, sakau, 2 sofkutės ir gale yra ganėtinai nemažas stalas, kuris pasikelia ir galima ir valgyti ir dirbti prie jo, bet tiesiog dabar dėl patogumo esu pasilikusi šitaip. Pats populiariausias yra klausimas, kaip su tualetu. Tai yra čia tualetas. Čia. Jisai išsijama šitaip. Šiaip, tualetas yra fantastiškas. Pilasi tokie specialūs chemikalai, gal parodysiu. Tokie specialūs chemikalai jie. Visiškai jokio kvapo nėra, bet ta prasme jokio. Aš dar taip nemačius, bet, tik tai lengvam reikalui. Jau mūsų šeimos sutarimui tualetas yra naudojamas. Dideliem reikalam imi kastuvėlį, jeigu gamtoj esi ir eini mišką. Arba tiesiog degalinės, kempingai ir visa kita. Galima tikrai čia daryti viską, ką norisi tikriausiai jį. Tie chemikalai, kaip suprantu, su viskuo susitvarko, bet tiesiog dėl kvapo ir, čia gaunasi, kad nori, bet šiek tiek virtuviai. Šiaip tualetas dažniausiai čia būna. Ir su žalaidėlė, bet... taip yra. Bet visgi čia atsakymas tiem, kas planuoja įsirenginėti kemperius, bet galvoja, kad, gal nereikėtų tualeto. Dienomis tai tikrai viskas, jokios problemos sulakstyti kažkur, bet naktį, kai tu miegi ir jeigu atsikeli ir nori tūliką ir eit apsivilkinėt, eiti į lauką, užtrenkinėt duris, tada eit kažkur naktį tą tualetą ieškotis arba krūmą, tai yra sudėtinga, tikrai nerekomenduoju, šitas tualetas jis yra kompaktiškas ir tikrai jokio kvapo neturi, ten viskas nusileidžia, užsidengia, tikrai labai geras išradimas, tai aš jį rekomenduoju. Čia labai viskas paprasta, čia yra mano makiažo zona. Oi, koks nutapuotas veidrodis, gal užsitiks. Čia gaminimui viskas skirta. Neatitinku, nes indai nesuplauti. Šitas dalykas, čia yra kriauklė vidui. Šitas dalykas kaip lentelė. Čia viskas veikia. Ir čia maisto produktai yra. Čia viršui šiek tiek vietos. Čia kabliukas striukiam maišam. Pats geriausias dalykas, kas man labiausiai patinka, tai šito sėdynė, kuri atsisuka. Labai daug vietos atsiranda. Nes pavyzdžiui, kai būna dienos, kai su vyru kartu dirbam tuo pačiu metu, tai aš sėdžiu prie savo šito stalo, jis atsineša savo staliuką čia ir tiesiog abu dirbam ir labai patogu būna. Labai patogu, tai aš jau čia. Bet tiesiog netrukdom vienas kitam ir galim kuo puikiausiai dirbti ir savo darbus pasidaryti. Čia yra šaldytuvas. Jis yra ganėtinai erdvus, kas yra keista. Ir jis dabar yra įjungtas. Įjungtas jisai ant dujų. Kai važiuoji, gali persijungti ant akumo, o kai būni vietoj, gali pasijungti ant elektros. Labai gerai veikia, aš iš tikrųjų neturiu jam jokių priekaištų. Čia visur daiktai, indai, rūbai ir tiek. Aš žinau net, ką jums dar daugiau parodyt. Gal fainą dalyką parodysiu. Irgi LED juostos. Jos irgi prisitamsina. Pasišviesina, jeigu reikia. Labai smagus kranas, kuris ne tik taip nusijama, bet ir šitaip įsitraukia ir su juo viską gali fainai išplauti. Kas dar? O čia man labai patinka, kad yra vietos, tai čia knyginėlis mūsų šeimynos. Tikriausiai pagrindinis dalykas tai būtų dėl dušo. Aš dabar jau įlindau į vidų. Bet matysit, aš įdėsiu ananasės prausimo įrodymus. Ir tenais prisijungia šlangą į galą. Tu atidarai duris, šonai tavo užsidengia ir tiesiog virš išsitiesi dušo užuolaidą ir tiesiog gaunasi, kad turi privatų dušą. Karštas vanduo yra, viskas yra, bet tiesiog gal biškį nefaina būna, kai vėsiau
Bet viskas įmanoma. Ir kai karštas vanduo yra, tai iš tikrųjų visai smagu, žinokit, tam sniegę pasiprausinėti. Svarbu, jeigu gamtoj prausėtės, tai naudokit gamtai tinkamas priemonės. Ir jokių būdų nesiprauskit prie vandens telkinių. Dar daug klausimų buvo apie įsirengimą. Tas kemperis į rankas jau papuolė visiškai įrengtas. Bet prieš tai buvo tiesiog mikroautobusiukas. Šitą kemperį įsirengė šeima savo. Bet tiesiog pasikeitė jiems planai ir jie pardavė. Man pavyko atsirasti tiesiog tinkamų laikų tinkamoje vietoje. Iš karto sakau, kad nieko nekaltinu, gali taip nutikti bet kam. Tiesiog trumpai, drūtai netiko gyvūnų dokumentai, tiksliau ananasės, bet netiko, tai čia turėjau omeny, kad klaidingai paruošti buvo. Nu, žodžiu, bet tai yra labai keista, dėl to, kad abiem šunim dokumentai buvo tvarkyti pačiu metu ir su abiejais šunim keliauta per visą Europą, Skandinaviją, Balkanus. Ir, žodžiu, long story short, kažkoks vidinis jausmas, kažkokia nuojauta sakė, kad nereikėtų man uždelsti ir važiuoti tvarkytis dokumentų kuo greičiau. Taigi šiaip visi dokumentai tvarkingi išskyrus neturėjau titrų testo, tai žinojau, kad reikės laukti apie 10 dienų, kol tas testas ateis. Ir atvažiavus, susiradus veterinariją, tiesiog betvarkant dokumentus, pamato, kad vienoje vietoje čipo numeris biški netaip įrašytas, tenais viskas sutvarko. Vienoje vietoje aš tiesiog matau, kaip persikraipo veterinarės veidas, jau padarė visus tyrimus, viską ir sako, žinokit, atmes laboratoriją prašymą ištirti kraują, nes jūsų dokumentai yra netvarkingi. Aš sakau, ką reiškia netvarkingi, kaip tai netvarkingi. Nu, žodžiu, pasirodo, mūsų veterinarė ruošdama dokumentus suklydo ir ne tą datą įrašė. Kadangi tai yra toks minimalus, absoliučiai nereikšmingas dalykas, nu, realiai jokio skirtumo šiaip, nes visur kitur praėjo, bet čia, kadangi laboratorija labai griežtai žiūri, tiesiog niekaip negali šitas dalykas praeiti. Aišku, aš iš karto į paniką puoliau, nes jeigu daryti dokumentus iš naujo, reikia laukti bent jau 1,5 mėnesio. Ką čia šitą mūsį iš kažkur išlendu? Dokumentų. Labai sunku susikalbėti su veterinarais, nes vieni sako vieną, kiti sako kitą ir iš mūsų reikalauja naujų dokumentų, kurių mes ir revakcinuoti šunis, ko nereikia daryti, nes jie sutvarkyti ir revakcinuoti ir yra viskas sistemai. Bet tiesiog nepraleidžia toliau ir arba važiuosim kitą kliniką ir susirasim kitą gydytoją ir praleis, arba tiesiog dar 1,5 mėnesio reiks laukti. Darbo variantas, kiek galima važiuoti atgal į Lietuvą ir išsiimti viską, ką galima išsiimti ir bandyti susitarti. Aš skambinau Lietuvoje į klinikas, skambinau į veterinarinę, visur skambinau, visur rašiau, visų atsakymas yra toks, kad šiaip neturėtų niekas prisikabinti, nu, nes ir anksčiau niekas neprisikabino. Nu, bet tiesiog, kokio, nežinau, 5-6 valandos knisantis internete, radau visą reglamentą laboratorijos, pagal kurį jinai ten tvarko ir kaip prižiūri tos dokumentus. Ir atradau, kad iš tikrųjų ta klaida yra padaryta ir tiesiog čia gavosi toks balaganas, tiek streso. Atmetė mūsų paraišką. Dabar tiesiog pro langą, dabar bežiūrėdama, aš matau Afriką, aš matau Maroką, nes jis čia yra už 17 km ir už kiek pro Gibraltarą praplaukus ir aš negaliu ten papulti. Jeigu kažkas keliaujat su gyvūnais, tai biškai paaiškinsiu procesą visą. Jūs turit Europos šalyse, kad keliautumėt, jūs turit turėti gyvūno pasą. Gyvūno pasui reikalingas mikročipas, nukirminimas ir skiepai nuo pasiutligės galiojantis. Šunys visus šitos dalykus turi. Jeigu norit išvykti už ES, jums reikalingas įrodymas, kad jūsų šuniui yra susiformavęs imunitetas nuo pasiutligės. Tam atlikti yra daromas pasiutligės titrų testas. Kad tą testą ištirtų, negali to padaryti bet kas, bet kokia veterinarija. Reikia siųsti į specialią ES sertifikuotą laboratoriją, kurių visoje Europoje yra vos kelios. Ir iš ten tada tu gauni atsakymą,
Nesvarbu, kur tu taip dokumentus tvarkaisi, Lietuvoje ar dar kažkur, visur procesas tas pats. Lietuvoje mes neturim tų laboratorijų. Tada siunčia tą kraujo mėginį, tada jie padaro atsakymą, tada atsiunčia atgal, tada tu turi papirinio varianto sulaukti, nu žodžiu, tada ten įsideda ir kai jau turi tą titro testą, už tavo šuns pasiutlygės skiepas galioja, net ir revakcinavus, viskas galioja ir tu gali keliauti. Buvo variantų, kur siūlė papirkti šitą veterinarę ir aš ir galvojau, gal jinai nori čia kažkokių papildomų pajamų į kišenę. Buvau pasiruošus tikrai aš ją bašluoti, žinoma. Kam nebūna, bet tada biškai kitas dalykas nutiko. Šiek tiek susimaščiau iš tos pusės. Man labai svarbu buvo įsitikinti, kad gyvūnai tikrai turi tetano pasiutlygės. Čia yra bazė. Aš savo gyvybę geriau rizikuosiu, bet tikrai ne šunų. Ir labai norėjau tą testą atlikti ir jeigu nėra to pasiutlygės imuniteto, aš net ir jeigu būtų atsiradus galimybė, aš nebūčiau į tą Afriką važiavusi. Nu tiesiog dėl šunų saugumo. Labai paprastas dalykas, kas turite ir mylit savo šunes, tai tikrai suprasit, kad niekada nerizikuotumėt. Aš kalbėjau su keletą žmonių, kurie matėjo neigiamas testas, bet jie tenais nusipirko, pasipirko viską ir panašiai. Tai aš nesu linkusi taip rizikuoti savo šunimis. Išvykdama į šitą kelionę, savo taip susidėjau taškus anie, kad nesvarbu, kokios yra mano ambicijos, visiškai nesvarbu, kokie yra mano kelionių tikslai ir svajos, mano prioritetas šitoj kelioniai yra šunų gerbūvis. Bent biški kažkas jiems negerai, sukuosi ir važiuoju namo. Tokia realybė su šunim keliaujant. Tai šiuo metu nežinau, kaip bus, tikrai neįsivaizduoju, vyks persikelti į tą Afriką ar nepavyks. Tikrai pirmom dienom ir ašarų buvo, bet tiesiog supratau, kad aš nieko negaliu padaryti šitoje vietoje ir net ir šitai, kas čia nutiko, nėra mano klaida. Tiesiog nelaimingas atsitiktinumas. Jūs man siūskit gerų minčių, o aš kabu toliau. Ir pažiūrėsim, lygiai po savaitės įdėsiu videką, kažkokį update'ą, parodysiu, kaip kas sekasi ir nežinau, iš kur sveikinsiuos, tikiuosi, kad iš Afrikos, bet bye.